Na tai ką, čia stovim su nuostabiai žmonėm prie šio didžiausio pušies. Taigi turiu klausimą tau, Erlandai ir Gustė. Taigi klausimas būtų, ką žinai apie kovo 11? Ačiū Erlandai ir Gustė. Kitas klausimas būtų, kaip tau sekasi šis žygis ir ar sunki pradžia? Ne. Veikia? Turbūt. Kaip jau? Tai va, tai dar vieną klausimėlį, taigi turiu jum. Kas yra L2 Republika? Pik cinema. Kokia yra Madagaskaro sostinė? Madagaskaro? Kits klausimas. Aš tik nežinau. Tai buvo Antananarivas. Ačiū labai. Na tai ką, labas didvyriai mūsų akmenės. Turiu tokį labai lengvą klausimą jums. Kokie yra 3 pagrindiniai ir egzotiniai Lietuvos patiekalai? Cepelinai. Kraujiniai vedariai. Gerai, tai išties tikrai geri atsakymai. Matufa, kiek sukirstum vieno upo? Visus. Vedarų, nei vieno, už jokius pinigus. Gerai, ačiū jums. Ačiū, dičkiai. Sveikas, Jokūbai. Sveikas. Taigi, turite tokį klausimą, tokis labai lengvas, manau, tikrai atsakysi. Kas yra Lietuvos jūros auksas? Lietuvos jūros auksas gintaras. Tikrai taip. Ačiū tau, Jokūbai. Labas, Pijau. Sveikas, Aldai. Kaip tau sekasi šis žygis? Iš tikrųjų visai karštas, vėliavykė, bet iš tikrųjų labai fainai biškį gamtai pasibūt. Reikėtų dažniau padaryti. Žinai ką, galiu pagirti tikrai tavo šaunė atributika, tikrai šaunuolis pasiruošęs. Turiu tokį klausimą tau. Taip. Kada gandrai parskrenda iš šiltųjų kraštų? Tada atėjus grįžti į darbą. Ačiū, Pijau. Bet palauk, gal kovo 20. Kovo 20 labai arti. Mano nuomonė yra kovo 20, galbūt klystu, bet jei ką čia pataisysime, viskas bus gerai. Bet kai tėvas grįš, ačiū Pijau. Gerai. Ačiū. Gero žygio. Wow. Tai vienas iš mūsų vedėjų dingo ir aš turiu jį pavaduoti, labai saulė šviečia. Mano vardas Erlandas. Koks gražus oras šiandien. Sveikas, Viliau. Labą dieną. Tai aš turiu tau labai rimtą klausimą. Jeigu per visą šitą žygį turėtum išsirinkti vieną dainą, kurią dainuotum visą laiką, kokią dainą rinktumės? Lietuviška muzika, Augo kieme klevelis. Klasika. Malonu. Labas, Taškų. Labas. Ką darytum, jeigu žinotum, kad turi 2 dienas gyventi? Tai pirmą dieną pasinaudočiau visko, kuo galiu, bandyčiau viską išmėginti kuo daugiau. Nes atsisveikinčiau su šeima, pasakyčiau, kad labai daug man ko padėjo ir aplamai būtų gerai. Kaip nuojauta šiandien? Labai puikiai, labai gražus oras, šilta, malonu, fainiai. Gerai, nebejapink, ačiū labai. Tu man gražiausia visam pasauly moterį. Nei mokytojai, tėveliai. Sveiki visi čia susirinkę. Nikolai, aš žinai, ko mes šiandien čia susirinkom? Šiandien mes pakeliausime su lietuvių liaudies daina po Lietuvos kraštą. Kur tu buvai, kiškur mano, nelikšėlai ponur mano. Tu ten darai, kiškur mano, girnas laidžiau pon. Genis Pranis, žemaitišks būds. Ar kerėtėv samondeina, kalėdų cviekus įseina. Kap ten bova, kap nabova, tik do krėsla, ons nugriova. Ons išlieta atsikėlė, spyrė į nuverstą gėlę, pasitrynė šuoną veidą, apinta pritosi.
Žemaitė yra pavaišingi, tad traukbolonėlį kontūriai įsidėjus, reiks svečius pavaišinti. Jie, kuom trauksiu, kad neika nebėr. Kad neika nebėr trauktum kumpį vertą. Suėdžiau. Matau, kad į kockalį motinėlį dėjo keptą žūsį. A suvobulas? Suvobulas. Suėdžiau. Matau, kad Marceliukė. Labą dieną visiems susirinkusiems į tradicinį pilietiškumo mėnesio koncertą. Kartu mes galim. Supkit mes kiek man jauną, kad išvykščiau apštaką. Ant to kalno broli sesė, nauja džiaugsma žemė mano. Eisim mudu abudu, eisim mudu abudu. Gražiausi ir didžiausi aplodismentai mokytojai, kuri jūs paruošė.